šitas įstatymas gali apversti aukštyn kojom visą finansinę industriją. Ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai yra tik tai stabilių monetų reguliavimas, taip, bet yra visko ir daugiau. Tai realiai atveria galimybės į viso pasaulio tokenizavimą ir monetizavimą per skaitmeninės valiutas. Ir daugeliui žmonių tai yra dar nesuprantama, jie nežino, kas vyksta ir net nenutuokia, kas dedasi. Kas nutiks, jeigu šitas įstatymas tikrai įsigalios? Jis jau yra pasirašytas ir turim 2-3 mėnesius iki jo įsigaliojimo. Tai pirmas dalykas, ne tik bankai galės kurti savo skaitmeninės valiutas, bet ir finansinių technologijų kompanijos, blokų grandinių kompanijos. Ir tai reiškia, kad ir tokios kompanijos turės stabilų likvidumą, skaitmeninius asetus, atsidarys tokios galimybės kompanijom. Tai reiškia, kad galės tokenizuoti akcijas, nekilnojamą turtą, žemės, miškus, gimimo sertifikatus, meno kūrinius ir ta prasme viską, kas įmanoma, bus galima tokenizuoti, atvira ir prieinama 24 valandas, 7 dienas per savaitę. Ir mes turėsime prieigą prie tokių rinkų, prie kurių ilgą laiką neturėjom. Jos buvo uždaros. Netgi tokie paprasti dalykai kaip sąskaitos faktūros, koncertų, bilietai ir panašiai. Čia vat kur prasideda nauja era ir visas grožis. Ir dabar pasakysiu, ką aš galvoju, nes tikėkit, kad Wall Streetas taip lengvai pasiduos be kovos. Taip lengvai neatiduos, nes jie dabar dominuoja pasaulinėje finansinėje rinkoje ir jie tikrai taip lengvai šito nepaleis. Čia per tos 2-3 mėnesius dar gali būti pokyčių. Tai yra daug daugiau negu tik įstatymas stabiliom monetom. Tai yra visa nauja architektūra visai finansiniai sistemai. Pasakykit, ką jūs galvojat komentaruose ir pažiūrėkit, ką darė Things kalba. Blockchain and tokenization. I mean, I want the SEC to rapidly approve the tokenization of bonds and stocks. That will simplify things, make things easier.